į koncertus nebegalėsiu vaikščioti, tūsint nebegalėsiu. Ar visiškai viską atnaujinti Kristuje? Tai nėra apie kažkokią ateitį. Tai dabar yra apie mane dabar. Kad mums reikia turėti draugų, su kuriais galėtume dalintis. Kad mes turėtume su kuo ieškotų atsakymų. Kad jeigu Kristus prisikėlė su žaizdom, tai kodėl aš bandau jas paslėpti? Tai viena mintis, kurią galite išsivežti. Kaip numeris 1 Igno fano manęs paprašė pristatyti jį. Tai be jokių intarpų aš tiesiog pasakysiu, pasveikinkim buvusį fleitininką. Jeruzalę pamačiusi tik tais iš oro uosto, geriausią Kipro darbininką ir vieną, gal antrą, gal geriausią mano brolį iš visų, Igną Šopagą. Kai toks pakvietimas, labai sunku po to kažkaip atlaikyti visą spaudimą, nes dabar ruošiausi ir galvoju, toks šūdas, visiškai neišeina nieko sujungti. Gerai, pradedam nuo įvado. Ateitininkų akademijose, kaip pastebėjot, mes čia daug sėdim ir daug klausomės. Yra visada kažkokia viena tema. Ir kodėl mes tai darom? Mes pabandom vieną klausimą paimti ir jį išnarplioti. Ir ateina skirtingi kalbėtojai ir kalba skirtingais kampais. Bet kartais tai būna, nes viena paskaita įdomesnė, kita nuobodesnė, gal aš pats labiau pavargęs, o kitur man galbūt net visiškai neaktualu. Ir po visos akademijos, po visų šitų klausimosi paskaitų skirtingų, gali būti toks jausmas, o tie apie ką čia viskas buvo? Ir iš vis tas klausimas, ar visiškai viską atnaujinti Kristuje, tai čia apie ką? Nes kalbėtojai šiaip tikrai skirtingom temom kalbėjo. Ir net mūsų nuovargio lygis buvo labai skirtingas su kiekvienu kalbėtoju. Tai va, tai mano paskaita, net ne paskaita. Realiai aš turiu padaryti už jūs darbą tokį apibendrinti viską. Nieko naujo kaip ir nepasakyti, bet apibendrinti ir maždaug, kad jūs turėtumėte tokį bendrą vaizdą. Gerai, tai mes pabandom galbūt tada iškart važiuoti, kad mes neužtruktume ir galėtume šiek tiek daugiau laiko turėti lauke. Pradedam nuo pirmos paskaitos. Ar jūs dar prisimenat, kokia buvo pirmoji paskaita? Taip. Benas Ulevičius. Ar kažką prisimenat? Kokios, kas, bet ką prisimenat iš Beno Ulevičius paskaitų? Taip, Teodorai. Moterims patinka, kai jas išklausai. Kas dar? Ką dar prisimenat? Bet ką? Neduok patarimų moteriai. Reikia gyventi dabar, neduot patarimų moteriai. Reikia žengti pirmą žingsnį, dar Rokas kėlė ranką, mačiau. Kai mergina baigia kalbėti, tylėti ir jinai vėl pradės kalbėti. Taip, ir dar. Taip, ir kad galiausiai Benas labai myli savo žmoną. Ačiū labai, labai viskas, ačiū. Pirmos paskaitos tikslas, ir aš jau tai esu kažkada sakęs, pirmos paskaitos tikslas nėra duoti atsakymų. Pirmos paskaitos tikslas visada būna sukelti klausimus ir galbūt sukelti tam tikrą sumaištį mano galvoje. Kad tie dalykai, kuriais aš jau buvau įsitikinęs, vėl pradėčiau juos permastyti. Aš nežinau, kaip tai pavyko Benui, bet jis bandė paliesti daug skirtingų temų ir tas skirtingas temas kažkaip užčiuopti. Tai nuo ko jis pirmiausia pradėjo? Čia net kažkas įvardino, ar ne? Kad pasikeitimas, bet koks pasikeitimas, prasideda dabar. Kalbant, ar visiškai viską atnaujinti Kristuje. Tai nėra apie kažkokią ateitį.
Tai dabar yra apie mane dabar. Ir apie mano pasirinkimus dabar. Ir tada jisai davė keletą patarimų, kurie kartosis. Mes keliausim per paskaitas ir šitie patarimai kartosis. Tai pirmiausia, vieną, ką aš išreiškinau per jo visus tos tokius liudijimus arba trumpus pasakojimus, ką jisai kažkaip įvardino, kad svarbu yra klausti. Ar tai būtų tikėjimo abejonė, arba tai būtų šiaip kažkoks, svarbu yra klausti. Mes tiesą pasakius, tų klausimų buvo labai daug. Ir vienas klausimas, kurio mes neatsakėm, ten buvo labai platus klausimas, bet maždaug mintis buvo tokia, kodėl mes vengiame klausimų, kurie negalim atsakyti. Ten kažkaip taip, ne, buvo kažkas tokio. Jo. Mes nepriejom šito klausimą, bet man labai svarbu bent jau truputį jį paliesti, kad turėtume nevengti. Nevengti sunkių klausimų arba klausimų, kurie neturim iš karto atsakymo. Nebijoti tų klausimų, nebijoti ginčytis vienas su kitu. Gerai, tai čia pirmiausia, kad mes turime klausti. Tuomet Benas taip pat įvardino, kad mums reikia patikimų žmonių. Kad mums reikia turėti draugų, su kuriais galėtume dalintis. Kad mes turėtume su kuo ieškoti atsakymų. Ir tuomet keletą patarimų, kaip viską atnaujinti Kristuje, nes gyvenime visko būna. Jis įvardino, kas man atrodo labai svarbu ir jisai tą labiausiai pabrėžė, yra naudoti tokį vieną dalyką, tai atminti. Daug mūsų sprendimų priklauso nuo mūsų atminties. Ir kas yra įrašyta toje atmintyje. Prisimenat, jis vis kalbėjote apie kokius failus mes įsirašom į savyje. Ir apie tai yra, kad įsirašyti šviesos blyksnius mano gyvenime. Nes kaip viską atnaujinti, ta prasme, kaip nuolat gyventi nuosekliai krikščionišką gyvenimą arba kaip nuosekliai gyventi santykėje su Dievu. Nes dienų būna įvairiausių. Ir būna dienų, kai man viskas sekasi ir viskas eina kaip per sviestą, bet būna dienų, kai, blemba, tos dienos, nieks nenori, bet ateina tos dienos, ar ne? Kai tu nieką nenori žiūrėti ir viskas yra sunku. Ir tuomet reikia turėti tos prisiminimus, tuos šviesos blyksnius, prie kurių aš galėčiau sugrįžti. Tai prisiminti, svarbu klausti, draugai ir, žodžiu, kad dabar. Ten kažkas klausė apie pašaukimą, buvo, kad mes jau dabar atsiliepėm į savo pašaukimą. Apie pašaukimą augti kantrume, apie pašaukimą augti tėvystėje, apie pašaukimą augti šventume. Kad mes jau dabar atsiliepėm į savo pašaukimą. Gerai, tai čia viskas apie viską ir dar nėra kažko konkretaus. Tokia migla. Tada turėjom ne paskaitą, turėjom koncertą. Kodėl aš apie koncertą noriu labai užsiminti? Ir kodėl man svarbu paryškinti, kad akademijose yra svarbu ne tik čia, ką mes sėdėm ir klausomės, bet netgi programa. Ir kai mes ruošiam tą programą, yra bandoma, o kaip tai susiję su tema, Kartais pavyksta, kartais nepavyksta, bet dažnai mes bandom kažkaip atliepti tą temą. Ir koncertas, nežinau, ar čia buvo bandymas atliepti tą temą, bet man tai pasirodė. Apie ką aš noriu pasakyti, kad nežinau, kiek iš jums yra tekę būti koncertuose ir kiek yra tekę būti diskotekose, tūsose, dar kažkur. Kuo man jeigu pastebėjot, mes, nežinau, gal kažkas, bet šiaip bent jau aš nemačiau, nebuvo alkoholio arba nebuvo narkotikų. Ir šiaip keista, nes aš esu buvęs ir koncas, kur yra visa tai, bet buvo, žiauriai geras šokas, bent jau man, aš nežinau kaip kitiems, bet bent jau man buvo žiauriai geras tūsas. Ir kad mes galėjom visiškai švęsti ir dainuoti ir būti ir šokti, bet tų priemonių, kurios dažnai po to mums gadina gyvenimą. Kodėl apie tai kalbu? Apie nuoseklumą. Nes dažnai mes galvom, tai gerai, dabar viskas, būsiu krikščioniu, būsiu tikinčiu, viską atnaujinsiu Kristuje, tai į koncertus nebegalėsiu vaikščioti, tūsint nebegalėsiu, iš vis turėsiu tapti tokia davatka, dar turėsiu rengtis kažkokiais rūbais, kurie man nepatinka ir čia reiškia viską atnaujinti Kristuje? Ir ne. Viską atnaujinti Kristuje, priimti mano žmogiškumą,
kad gera yra švęsti, gera yra šokti, gera yra linksmintis. Bet tai galima daryti kitokiais būdais. Ir yra būdai, kurie mus išlaisvina ir tikrai daro laimingus. Gerai, tai mes prie to koncerto neužsistovėkim. Antroji diena, prisimenat buvo, koks buvo antrasis mūsų, ten labiau liudijimas buvo. Liudijimas, kieno buvo liudijimas? Tomas ir Saulės. Ką išsinešat? Mintis, bet kokios, kas buvo iš Tomos ir Saulės liudijimo? Bet kas, kas tiesiog. Reikia daryti abortą. Taip. Neišgirdau. Nereikia daryti aborto. Nereikia daryti aborto, taip. Negerti kavos su Jėzumi. Gerti kavą su Jėzumi, taip. Už gražius dalykus tenka sumokėti. Už gražius dalykus tenka sumokėti. Kad geri dalykai kainuoja. Apkabinti žmogų, kai galvoji, kad to reikia. Jo, man atrodo, tai labai svarbu turėti. Čia net kažkas klausė manęs, o tai kaip suprast, kada čia reikia apkabinti, kada nereikia apkabinti? Kaip suprast, kada čia reikia pakalbinti, nes kartais nereikia apkabinti. Kartais tam žmogui visiškai nereikia apkabinti. Ir kaip suprast? Kaip suprast, kada ką daryti? Kaip suprast, kada daryti gerą, arba galbūt gerą iš tikrųjų būtų dabar tiesiog prie to žmogaus pasėdėti ir nieko jam nesakyti. Kaip atpažinti tuos dalykus? Tai vėl, čia jau kai kas kartosis, nes turi susijungti šitos paskaitos kaip nors. Tai pirmiausia, tiesą pasakius, aš prisėdėjau prie Mykolo ir Mykolas sako, tu nieko neužsirašai, nes ten nieko neišėjo užsirašyti. Keletą minčių, bet šiaip realiai buvo labai sunku kažką užsirašyti, ar ne? Kodėl? Nes pirmoji paskaita Beno buvo teorija ir praktika. Jisai šiek tiek dalinosi apie savo gyvenimą, bet tiesą pasakius labiau buvo apie teoriją. Tuo tarpu Tomos ir Saulės dalinimasis buvo apie jų gyvenimą. Ten teorijos buvo labai mažai. Ten buvo, kaip jos patiria Dievą savo gyvenime. Ir ką jos daro, kad patirtų Dievą gyvenime savo. Ir mums reikalinga ir tai, ir tai. Kartais mes supriešinam. Tarsi, kad mes tik tais prote ir tik tais žiniose apie Dievą. Bet mūsų gyvenimai nesikeičia. O kartais yra tik tais apie patirtį, kad man reikia gerų patirčių, o čia domėtis apie tos tikėjimo klausimus. Ir geriau iš vis nesiginti, geriau iš vis nekalbėkim tom tikėjimo temom, nes sunku čia kalbėti tom temom. Ką svarbu mums parodyti, kad svarbu ir tai, ir tai. Svarbu žinoti, iš kur ateina mūsų patirtis. Nes jeigu mes neturėsim tų teorinių pagrindų, mes negalėsim atpažinti kai kurių net patirčių. Bet gerai, ką mes įsivardinom? Dievas kalba per paprastus dalykus. Prisimenat makaronų pavyzdį. Dievas kalba mano kasdienybėje. Jeigu aš esu atviras, atvira jo kalbinimui. Aš iškart prisiminiau, man gyvenau Kipre, ėjau paplūdimiu, meldžiaus rožinį ir buvo šiaip tie debesis buvo tiesiog įprasti debesis, bet aš pažiūrėjau į tos debesis, meldžiaus rožinį ir apsiverkiau. Tuo metu aš tiesiog supratau, kas yra bažnyčia ir kaip gera būti bažnyčios dalimi. Ir tai buvo mano patirtis, aš žinojau apie bažnyčią, galėjau papasakoti, bet tuo metu aš patyriau, kas yra bažnyčia. Ir aš nežinau, kodėl būtent tuo metu ir kodėl būtent pažiūrėjęs į tą debesį. Bet tas debesis, ten šiaip buvo mažai debesų ir jis buvo toks gražus debesis. Ir man kažkas ten persikeitė, žiūrint į debesį, per paprastus dalykus. Bet kad mes atpažintume tuos paprastus dalykus mūsų kasdienybėje, ir Benas, ir Toma, ir Saulė minėjo vieną dalyką ir kiti po to minės - maldos gyvenimas. Jeigu aš kiekvieną dieną nepalaikau maldos gyvenimo, aš net pažinsiu Dievo kalbinimu mano gyvenime. Ir jo, kažkas net minėjo, kad geri dalykai kainuoja brangiai. Kad viską atnaujinti Kristuje nebūtinai yra lengva.
Gerai. Tai čia pirmieji mokymai, ar ne? Tada mes vėl grįžtam prie teorijos. Ir vieniems tai patiko, kitiems buvo žiauriai sunku. Prisimenat Vyganto paskaitą? Kai jisai čia stovėjo prie ten to stalo persto. Ir buvo toksai tiesiog smegenų kelionė nuo vieno taško prie kito taško ir reikėjo nuolatos būti taip įsitę. Aš tiesiog prisiminiau, nes mums paskaitos va taip vyksta, kad tu tiesiog sėdi ir turi būti nuolatos įtempęs dėmesį, nes ten mažai liūdimo, mažai pasakojimo apie save ir ten grinai eina toksai iš vieno klausimo į kitą klausimą, bet tai irgi svarbu. Tai irgi svarbu. Ir kodėl? Nes Vygantas mums statė tam tikrą pagrindą, ant kurio po to atsistos kitos paskaitos. Apie ką Vygantas kalbėjo? Apie tiesą, apie dramblį, apie pasaulėžiūrą. Ir jo pagrindinė tema buvo, kaip turėti nuoseklę pasaulėžiūrą. Ir kas yra pasaulėžiūra? Tai nuostatų ir įsitikinimų visuma. Prisimenat, jisai sakė, ar ne, apie kokie dalykai daro mane laimingu. Kokie pasirinkimai daro mane laimingu arba laimingą. Ir tuomet jisai keliavo. Pirmiausiai įsivardinom, kas yra tiesa. Ar tiesa yra viena, ar yra daug tiesų. Tuomet jisai įvardino, kas yra prasmė. Ir tuomet jis jau ėjo prie pasaulėžiūros. Kodėl svarbu turėti nuoseklę ir vienodą pasaulėžiūrą? Nes, ką jisai sakė, jeigu mūsų tikslas yra laimingas gyvenimas, jeigu mes neturėsime nuoseklios pasaulėžiūros, nebus laimingo gyvenimo. Mes tiesiog nepasieksime laimingo gyvenimo. Ir įsivardino, kaip mes galime būti nenuoseklus. Ir prisimenat, jis kalbėjo apie tos 3 moralinius blogius. Kai aš darau blogą, nes esu silpnas, kai aš ten sąmoningai darau blogą, o per viduriuką buvo, koks buvo per viduriuką, galėtų kas nors įvardinti? Buvo 3, bet antras koks buvo? Sorry, neišgirdau. Laikausi gėrio, nebent neapsimoka. Laikausi gėrio, nebent neapsimoka. Šiaip meldžiuos prieš maistą, bet mokykloje persižengnot prieš maistą nelabai apsimoka, nes bus pasiekmes tam tikros, ar ne? Šiaip patvarau į akademijas ir čia kalbos apie tikėjimą, bet su draugais už akademijos kalbėtis apie tikėjimą irgi nelabai apsimoka. Ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Šiaip nueinu į bažnyčią, bet po to, kas ten pasakojama, gyventi savo savaitį, biški sudėtinga. Čia kažkur padarau nuolaidą, ten padarau nuolaidą. Ir jisai tuomet minėjo, kad mūsų tikslas, jis kaip ateitininko, ne, bet man atrodo, čia kiekvieno krikščionio arba kiekvieno tikinčio žmogaus yra suvienyti viską, instaurarė, ar ne, mes giedojam šiandien instaurarė, atstatyti viską į vietas. Ir neužsidepresuokim, nes kartais gali atrodyti, kadangi mes daugumą turbūt galim įsivardinti, aš neturiu nuoseklios pasaulėžiūros, tai ką man daryti? Tai būsiu nelaiminga, tai viskas čia blogai. Nes aš bent jau galiu tikrai įsivardinti savo, kad visose savo gyvenimuose tikrai nėra viską visiškai atnaujinti. Kad yra sričių, kur man dar reikia atstatyti tam tikrus dalykus į vietas. Ir pirmiausia, mes pradėjom kalbėti apie, buvo 4. paskaita, apie lytiškumą. Prisimenat Rokas ir Balsys, man atrodo, kad šitą paskaitą aš nežinau, kiek iš jūsų tai buvo ta esminė paskaita, jeigu pakelt rankas. Kuri labiausiai įsiminė iš visų paskaitų jums. Jo, man taip ir pasirodė, ir iš klausimų, ir vis. Nes šiuo metu, dabar, mums tai ypatingai aktualu. Santykiai, draugystės, lytiškumas, visa tai yra tai, kuo mes gyvenam dabar.
čia mes vėl grįžtam prie Beno paskaitos, čia mes vėl grįžtam prie Tomo ir Saulės, kad kuo aš dabar gyvenu, kuo mano tikėjimas yra dabar. Ne šiaip, kur man temos įdomios ten apie tikėjimą, bet kuo dabar aš gyvenu, kokius sunkumus dabar išgyvenu savo tikėjime. Ir tai yra svarbu. Ir ką įvardino, kodėl aš sakau, kad neužsidepresuotume dėl klaidingos pasaulėžiūros. Prisimenat, Rokas įvardino, ir ne tik Rokas, ir mes šiaip daug apie tai kalbėjom, kad sužeidimai, ypatingai vaikystėje, mus veda prie tam tikrų klaidingų pasirinkimų. Ir kad tai keisti nėra taip lengva. Ypatingai, kai visa visuomenė aplinkui elgiasi visiškai priešingai. Ir jūs tą pasakojimą ir viską prisimenat, arba galbūt bent jau dalis prisimenat, ką man svarbu išryškinti. Kad skaistumas, matyti kitą kaip dovaną, yra viso gyvenimo iššūkis. Kai kuriems jau esu dalinęsis apie tai, skaistumas nebūtinai yra tik apie pornografiją arba ten lytinius santykius prieš, ką ir sakė Rokas su Jovita. Tarkim, patyčios irgi yra neskaistumo forma. Kodėl? Nes aš kitą žmogų naudoju kaip priemonę tam, kad pakelčiau savo savivertę. Aš kitą žeminu tam, kad pakelčiau savo savivertę. Ir tai irgi yra neskaistumas. Nes aš nematau kito žmogaus kaip dovanos, aš matau jį tiesiog kaip kažkokį daiktą, kurį aš pažeminęs, aš pats būsiu geresnis. Arba bent jau prieš kitus atrodysiu kietesnis. Tai matot, ta prasme, neskaistumas, jis apima daug daugiau. Jis yra daug platesnė savoka, negu mums kartais atrodo. Bet kaip su tuo kovot? Kaip su tuo kovot, kaip bandyti kažkaip, kaip bandyti viską atnaujinti Kristoje, kaip bandyti ten kažkaip atnaujinti tą nenuoseklumą mumyse. Tai vėlgi malda. Ir malda kartosis, tai čia, žinokit, tiesiog kitaip negu kartu su Dievu mes to neišspręsim. Ir draugai. Draugai ypatingai neskaistume yra draugai reikalingi. Aš pats prisimenu, kuomet turėjau priklausomybę nuo pornografijos ir masturbacijos, kas man padėjo įveikti, tai, kad mano bičiulis, apie kurį dalinausi, tas geriausias draugas, mes abudu su to kovojom. Ir mes abudu susitikę, mes tokie būdom kaip, žinot, kaip tie, kad tu turi atsiskaityti maždaug kitam. Jeigu nepaeina, ta prasme, vėl sufeilini, turi kažkokią atskaitos tašką, pasakai jam. Vis okei, davai, kovojam toliau. Melžiamės toliau, bandom, sportuojam, kažkaip bandom keisti savo gyvenimo įpročius, bandom keisti dienotvarkę, kad mums kažkaip mes nepatektume į tas pačias bėdas. Ir tai, kad aš turėjau bičiulį, po to buvo jau daugiau bičiulių, su kuriais mes apie tai visiškai atvirai kalbėdavom, man tai padėjo įveikti. Šitą priklausomybę, kuri jos pasiekmes dar iki šiol eina, bet tas pirminis gydymas buvo ir iki šiol yra būtent kalbėjimasis. Ir kitą dalyką, kurie įvardino, ir mes vėl kartojamės, nebijoti temų, neturėti jokių tabų temų. Ypatingai su tais žmonėm, kuriais aš pasitikiu. Su tais žmonėm, kuriems aš rūpiu. Nebijoti kalbėti apie tas temas. Kalbėti ir bandyti spręsti. Tie klausimai buvo vienas iš tų dalykų, kad mes bandėm, kiek įmanoma buvo atsakyti į tuos klausimus. Kad ir kokie jie būtų sunkus arba nemalonus. Ir malda, draugai ir įsivardinimas. Reikia įsivardinti. Jeigu aš neįsivardinu ir bandau bėgti nuo savo problemų, nieks nesikeis. Ir galiausiai vėl viskas kartojasi. Tai jūs nepykite manęs, kad aš vis kartoju ir kartoju, bet tai yra darbas. Viską atnaujinti Kristuje nėra lengva. Geri dalykai nėra lengvi. Mes jau beveik prie pabaigos. Tie, kas užmigot, gali dar biškutį tai prasibūdinti.
Mes jau beveik pasiekėm pabaigą ir aš beveik įtelpu į savo laiką, kurį norėjau pasiekti. Paskutinė paskaita buvo Mildos. Gali tai būti, kad man kovojant, bandant siekti tos viso atnaujinimo Kristuje, bandant turėti nuoseklę pasaulėžiūrą, kad aš vis feilinu ir man vis nepavyksta ir vis aš pamatau, atrodo turėčiau gyti, bet pamatau tik dar daugiau blogų dalykų apie save ir mano ta bedugnė vis atsiveria labiau ir tada gali būti toks beribis, kaip kad aš nieko nebegaliu padaryti, ar ne? Kad aš nieko nebegaliu padaryti. Ir todėl buvo labai svarbu mums kalbėti apie pasitikėjimą. Dėl to mes kalbėjome apie tą pasitikėjimo litaniją. Kad viešpatie aš pasitikiu, kad tu mane vedi, kad tu mane darai, kad čia yra darbas, kad tu mane dabar minkai ir keiti. Ir tai nėra malonu. Ir galbūt ne taip greitai, kaip aš tikiuosi, kad tai įvyks. Bet galbūt po 30, po 40, po 50 metų aš pamatysiu, o Dieve, kad aš kitas žmogus. Ir žinot, būna tos, žinot, su senukais kaip būna. Su senukais niekad nebūna, kad jie būna per vidurį. Arba jie būna žiauriai blogi žmonės, nors tokie irzlus, niurzgus ir pikti, arba jie būna tiesiog tokie meilės įsikūnymai. Žinot, aš tikiuosi, kad jūs turit patirti tų senelių, kur tokie meilės įsikūnymai, kur atrodo visus žmonės priema su meilė ir dar kažkas. Ir jūs manot, kad tai tiesiog taip random įvyko, kad atsitiktinai vieni tampa, būdami seni, žiauriai mylinti žmonės, o kiti kažkodėl tampa irzlus ir niūrus ir pikti. Tai yra nuolatinio darbo su savimi rezultatas. Aš turiu nuolatos dirbti su savimi. Po truputį vis pamatau tas tamsiasias dalis, bandau gydyti kartu su Dievu, bandau gydyti kartu su bendruomenė. Jo. Ir tam gydymui svarbu įsivardinti ir prisimenat, jinai kalbėjo, man labai patiko ta mintis, nenorėt pagražinti dalyko apie save. Dar biškutį laiko yra. Čia buvo tokia situacija, aš šitoje akademijoje, ten, žodžiu, tokie vidiniai dalykai, aš sufeilinau su vienu labai dalyku. Ir aš vis galvoju, čia kažkaip norisi, man iškart norėjosi pagražinti, nes aš ten siunčiu voice'ą tam žmogui, kuriam bandau pasiteisinti. Ir žinot, kai jau padarai voice'ą ir ištrini, ir vėl kuri voice'ą ir vėl ištrini. Aš nežinau, gal jums nėra tai buvo, bet man tai būna kartais, kad visi ištrini ir ištrini voice'us, nes kažkaip netaip gaunasi jie. Ir aš galvoju, vieną kartą sakau, čia aš, žinai, čia aš buvau pavargęs ir man nepaėjo ir aš dėl to kažkaip man nepavyko suderinti. Ne, galvoju, nesąmonė, Ignai teisinis, ištryniau. Vėl kalbu tą voice'ą, vėl išrašinėjau. Sakau, žinai, man nepasakė iki galo, man neišaiškino, kaip čia reikia iki galo daryti. Ir aš nežinau, ir aš tiesiog nežinau, kaip čia padaryti. Ir vėl galvoju, ištryniau tą voice'ą ir galvoju, galiausiai, žinai, o tie visi voice'ai buvo po 3, po 4 minutės tokie, kur žiauriai nuobodu klausytis ir bandai pagreitinti juos iš karto. Ir galiausiai aš tiesiog sufeilinau. Viskas, čia mano klaida. Ir ten buvo 15 sekundžių voice'as. Ir viskas. Ir buvo taip paprasta. Bet norėjusi pagražinti. Norėjusi vis pagražinti ir kažkaip pakeisti istoriją. Bet suprantu, kad jeigu aš noriu augti šitoj situacijai, šitoj mažytėj situacijai, aš negaliu bėgti nuo to fakto, kad suklydau. Esu toks pats žmogus, ta prasme su klaidom, darau klaidas ir man reikia mokintis. Ir nebijoti to. Nebijoti to, kad mes klystame, nebijoti to, kad mes žaizdoti. Jau pabaigai, visai pabaigai. Čia mes, kai kalbėjom apie bažnyčios nuodėmes ir taip toliau, tai mintis ties kuria aš visada kažkaip vis mąstau ir, kuri mane maitina nuolatos,
Kad žinot, kai Kristus prisikėlė, jis ką parodė pirmiausia mokiniams, kai prisikėlė? Ką? Žaizdas. Kad Kristus nors ir prisikėlęs, jisgi galėjo tą žaizdas užgydyti. Bet Kristus prisikėlė su žaizdom. Kad Kristaus prikeltas kūnas yra vis tiek su žaizdom. Tos žaizdos niekur nedingsta. Ir man tai nuolatinis priminimas. Kad jeigu Kristus prisikėlė su žaizdom, tai kodėl aš bandau jas paslėpti? Jeigu jis atvirai rodė visiems tas žaizdas, kodėl aš bandau jas slėpti? Tai galiausiai, ar viską atnaujinti Kristuje? Toks sėdėjau, galvoju, kaip čia viską apibendrinti galiausiai. Ir visiškai banaliai nuskambėsiu. Visiškai banaliai, bet aš kitaip nesugalvojau. Tai viena mintis, kurią galite išsivežti. Neapsimetinėti prieš Dievą. Neapsimetinėti prieš save. Neapsimetinėti prieš kitus. Taip mes viską atnaujinam Kristuje. Neapsimetinėdami. Viskas. 3-6 minutės. Okay.